Sveikinus, draugai. Tai tęsime senovės pasaulio istorijos tyrinėjimus ir šiandien kalbėsime apie pirmykščių žmonių migraciją. Apie tai, kaip žmonės apgyvendino žemę. Nes dabar, kaip žinome, žmonės gyvena visur išskyrus lygiai vieną vietą. Pietų ašigalį, Antarktidą. Tiesa, žmonės gyvena net ir ten. Bet tie žmonės yra mokslininkai, kurie ten nukeliavo specialiai, tyrimų tikslais. Ten nėra miestų, ten niekas negimsta ir ten nėra vietinių gyventojų. Tai šiandien pakalbėsime apie pirmykštę migraciją. Neperinkite kanalo, nes bus įdomu. Senovės žmonių migracija, tiesą sakant, tikrai ypatingas reiškinys. Nes mes visiškai tiksliai žinome, ir dėl to nėra jokių abejonių, tai mokslinis faktas, kad žmonės atsirado Afrikoje. Kartais sakoma, kad būtent Rytų Afrikoje, siaurame Kenijos ir Tanzanijos regione, bet greičiausiai ne visai taip. Greičiausiai atsirado apskritai Afrikoje, subekvatorinėje juostoje, savanų, miškų ir stepių juostoje. Žmogaus evoliucijos pradžia vyko aplinkoje, kurie visiškai nebuvo numatyta koks nors platus žmonių paplitimas, apsigyvenimas dideliuose, tolimuose teritorijų kampeliuose. Žinoma, jie kažkur tai keliavo, bet nelabai toli. Jei pažvelgsime į australopitekus, kuriuos iš tiesų galima pripažinti pirmaisiais žmonėmis arba pirmaisiais sumaniaisiais žmonėmis, Homo habilis, jei prisimenate, tai jie gyveno gana ribotose ir net uždarose pagal mūsų sampratą gyvenamosiose teritorijose. Tai savanos. Taip savanos, bet ne tokios savanos, kokios yra dabar. Štai aukštesnieji primatai, tai yra hominidai, įskaitant pirmosius žmonės. Prisiminkite, kad ne visi aukštesnieji primatai buvo hominidai. Tai štai tie aukštesnieji primatai nebuvo linkę niekur kažkur toli vaikščioti. Ir tuo jie žinoma nusileido, pavyzdžiui, kanopiniams gyvūnams, kurie per mėnesį vykdavo 100 km, o kartais ir daugiau. Tačiau mes, ir mūsų tolimi senoviniai protėviai, pėdaigiai, tai yra vaikštantis, einantis, statantis koją pilna pėda. O be to, tais laikais vaikščiojame basi, o ne avėdami kokius nors batus, kariškus batus ar sportinius batelius. Taigi jie nesuprato, kodėl turėtų kažkur tai keliauti, migruoti. Toli, tuo pačiu patirdami milžiniškus nepatogumus. Kodėl, tarkime, dauguma australopitekų išnyko kažkur tai prieš 3–2,5 milijonų metų? Paprasčiausia todėl, kad tada dėl klimato kaitos atsirado sezoniškumas. Tai yra po vasaros ateina ruduo, o po to, įsivaizduokite, žiema. Nors žinoma, Afrikoje žiema toli gražu nebuvo tokia, kokia yra dabar. Tačiau tai vis tiek turėjo kritinį poveikį augalų, kuriais jie maitinasi derliui. Ir todėl australopitekai buvo verčiami periodiškai migruoti, o migruoti jie nemokėjo. Todėl australopitekai išmirė. Visiškai, totaliai išmirė. Maždaug per 500 000 metų, nes nemokėjo migruoti. Taip pat toje pačioje vietoje, lygiai toje pačioje vietovėje, maždaug tuo pačiu metu ir dėl tos pačios priežasties išmirė kiaulės ir pavianai. Kažkur tai tuo metu, kai žmogus išsivystė į žmogų darbštųjį, prisimenate, kad lotyniškai jis vadinamas Homo ergaster, žmogus darbštusis. Taigi, tuo metu pas žmogų jau atsiranda palyginti proporcingai ilgos kojos. Australopitekas, kaip pamename, turėjo gana trumpas kojas. Ir žmonės, būtent šiomis labai ilgomis kojomis, žmonės išmoko keliauti. Ir pati ankstyviausia užfiksuota žmonių migracija, kuri matyt buvo tikrai labai masinė migracija, jų užfiksuota maždaug prieš 1 800 000 metų. Tai buvo labai gerai žinomi antropologams vadinamieji Dmanysio žmonės. Dmanysis tai vietovėse Kartvelė. Ir tie žmonės, taip žinoma, pagal savo proporcijas yra gana archaiški. Jie žemi, kresni, stambus, maždaug 1,40 cm ūgio. Bet jie sugebėjo iš Afrikos nukeliauti net į Sakartvelą. Tai pagalvokite, kur yra Afrika, o kur yra Sakartvelas. Apie pirmasis Homo habilis migracijas, tai yra žmogaus sumanijo, žinome labai nedaug. Jie taip neabejotinai kažkur keliavo, bet matyt keliavo netoli. O kadangi vis dėlto tai buvo gana seniai, mes neturime pakankamai daug rodinių. Todėl apie tai daug ką pasakyti ir negalime. O štai apie Homo ergasterį, darbštųjį žmogų, taip, tikrai pakankamai daug žinome ir turime ką pasakyti. Jie migravo ir įsikūrinėjo plačiai ir daug kur. Jie turėjo ilgas kojas, siaurą dubenį, todėl galėjo gana greitai bėgti. Kojos ilgos, pečiai siauri, palyginti su kūno proporcijomis, o tai reiškia, kad visą tą krovinį paprasčiausiai lengviau nešioti.
Todėl, žinoma, jie gana toli keliaudavo. Be viso to, svarbu paklausti, ne tai, į kur jie keliavo, į kurią vietą, o kur kame jie keliavo. O keliavo jie subtropikuose. Štai išėjo jie iš Afrikos. Ir kur jie pajudėjo? O pajudėjo jie per pietinę Eurazijos dalį į vakarus, Ispanijos ir Portugalijos link, ir į Ramiojo vandenyno pusę, Kinijos link. Ir ten visur yra nuostabus subtropikai. Ir štai gaunasi, atkeliauja iš Afrikos ir keliauja į Portugalijos pusę, arba pavyzdžiui į Vietnamo. O jiems pakeliui visur toks patogus paplūdimys. Ir paplūdimys karts nuo karto į sausumą išmeta žuvį. Ir jiems net nereikia jos specialiai gaudyti. Ir kas svarbu, į sausumą išmeta ir kriauklės. Niekur nereikia giliai bristi į vandenį. Per valandą lengvai ten galima prisirinkti kad ir 10 kg. Atrodė taip, kad tarsi jie net nebūtų išėję iš namų. Pastoviai aplinkui visokie dumbliai, ta pati fauna, tos pačios beždžionės, tas pats oro temperatūros ir drėgmės režimas. O tai reiškia, kad jie dėl visos tos migracijos nepatyrė kančių ir nepatogumų. Svarbiausia, žinoma, buvo peržengti Afrikos barjerą, nes jiems reikėjo arba kirsti Bab el Mandebo sąsiaurį, kur Raudonoji jūra susilieja su Indijos vandenynu. O tai, tiesą sakant, gana toli. Per jį greitai ir lengvai perplaukti nepavyks. Reikia sukurti, pasigaminti kokias nors specialias vandens kliūties įveikimo priemonės. O mes nežinome, ar Homer Gasteriai mokėjo statyti laivus. Na aišku, ne laivus, bet bent jau plaustus. Arba jie turėjo keliauti ten, kur dabar yra Sueco kanalas. Tuomet ten nebuvo kanalo. Bet tai itin nepatogi vietovė. Istorijos eigoje ten labai dažnai būdavo dykuma. Nors vėliau, žinoma, ten nebuvo dykuma. Ten buvo gan drėgna. Per ją buvo saugu vaikščioti. Tačiau tada medžiotojai ir rankiotojai negalėjo eiti per dykumą, nes ten nėra vandens. O jie su savimi pasiimti daug vandens negalėjo. Beje, ten nėra ką medžioti. Tai tiesiog nebus ką valgyti. Nepaisant to, kiti gyvūnai puikiai įveikė Sueco sąsiaurį. Nes žirafos, zebrai, leopardai ir pavianai puikiai atsirasdavo kitoje pusėje – Eurazijoje. Na, jei tai jau sugebėjo padaryti net pavianai ir stručiai, tai tikriausiai kažkaip pavyko žmonėms. Na, o toliau visa likusi pietinė Eurazijos dalis yra subtropikai. Kad ir kur eitum, į vakarus ar į rytus. Jei jie ėjo į Kinijos pusę, primenu, kad visą laiką šalia buvo jūra. Ir jiems nereikėjo niekur toli nuo jos nutolti, nes kitoje pusėje jos ribojo kalnai, dykumos, džiunglės. Na, o priešais kranto linija, tarsi kelią rodantis siūlas. Priešais jūs nuolatinis paplūdimys, o jame be žuvų galite rasti net visą delfiną, ar net į krantą išmestą banginį. Nuo 20 metrų ilgio banginis, tai net ne šeima, o jau visa giminė gali prasimaitinti kokius 3 mėnesius. Bet iš paskos seka kiti žmonės. Kodėl jie paliko Afriką? Tiesiog todėl, kad kaip ir sakiau anksčiau, medžiotojui ir rankiotojui reikia bele kokio dydžio teritorijos. Kadangi visi medžioklės ir rankiojimo plotai buvo užimti, tai jie turėjo susirasti naują vietą. Savaime aišku, joks neandertalietis, ar jo labiau Homer Gasteris vardu Ntpu, gyvenantis Afrikoje, savo šeimos pasitarimą taip nesakė. Brangioji žmona ir visi kiti jaunesniai giminaičiai, dabar keliausime į Kiniją. Žinoma, kad taip nebuvo. Per metus jie nueidavo tik kokius 30-100 km, nedaugiau. Bet paaiškėjo, kad pastoviai po truputį judėdami vis pirmin, nesustabdomai judėdami šiais subtropiniais paplūdimiais, žmonės iš Afrikos pasiekė Indoneziją. Tiesiog per keletą tūkstančių metų. Ir matome, kad žmonės tiesioginė prasme visoje Eurazijoje didžiuliu greičiu atsiranda beveik visur. O prie viso to pasirodo, kad kai kurie iš jų net nuplaukė. Nes pažiūrėkite, prieš milijoną metų palyginus primityvus pitekantropai perplaukė per 2 sąsiaurius, kurių kiekvienas buvo maždaug 30 km pločio, ir nuplaukė į Floreso salą, kur dėl visiškos izoliacijos nuo savo giminaičių ir visų išorinio pasaulio pavojų jie ne evoliucionavo, o degradavo, tapdami tuo, kas dabar juokais vadinama hobitais. Tai yra mažais, maždaug metro ūgio žmogeliukais, su išdžiūvusiais smegenimis, nes didelių smegenų jiems nereikėjo. Padaraus pitekantropo smegenys svėrė apie kilogramą, o šių smegenys susitraukė iki maždaug 400 gramų. Ir tada juos suvalgė tie patys dideli driežai, kuriuos jie prieš tai ir medžiojo. Visus juos suvalgė varanai. Štai toks liūdnas likimas. Nuplaukdavo ir iki Sulavesio, nuplaukdavo ir iki Talepų salos. Tiesa, ten iki šiol žmonių neradome, bet rasta įrankių. Vienareikšmiškai nuplaukdavo ir iki šiaurinių Filipinų ir į Lusono salą. Beje, žmonės Lusone taip pat buvo taip stipriai izoliuoti, kad štai 2019 metais, prieš 6 metus, antropologija aprašė naują žmonių rūšį
Homo luzonesis. Tai yra žmogus iš Luzono, kuris vėlgi patyrė gan atskirą evoliuciją. Ir kalbant apie tai, šiuo metu mes tiksliai žinome tokias atskiras dvi mini žmonijas. Tai Floreso saloje ir Luzono saloje. Galime drąsiai daryti prielaidą, kad jų buvo kur kas daugiau, nes visada buvo daugiau ar mažiau uždarų, patogių gyventi vietų, kur galėjo vykti atskira evoliucija, arba deevoliucija. Tokių buvo daug. Mums tik dar reikės ją surasti. Vykstant ilgoms migracijoms, ir mes suprantame, kad kalba eina apie tūkstančius iki 10 000 metų, toli viena nuo kitos nutolusios grupės jau pradėjo skirtis nuo pirminių grupių, iš kurių atėjo. Tiesiog dėl to, kad tos nutolusios grupės neturėjo tiesioginio ryšio, negalėjo tuoktis tarpusavyje ir susilaukti vienodų palikuonių. Taigi jos ėmė vystytis atskirai, daugmaž skirtingose aplinkose. Europoje iš pirmojo Homo erectus, tai yra žmogaus stačioje, atsiranda, apie tai kalbėjome trečioje senovės istorijos laidoje, Heidelbergo žmogus. Tai yra žmogus, kuris buvo rastas Vokietijos Heidelbergo mieste, o jau po to ir garsieji neandertaliečiai. Tolimuosiuose rytuose, Altajuje, atsiranda taip vadinamieji Denisovo žmonės. Pagal Denisovo urvo Altajoje pavadinimą, kuriame rastas pirmasis tokio tipo skeleto egzempliorius. O štai Afrikoje išsivysto sapiensai, tai yra žmonės protingieji. Tačiau žmonės čia nesustoja. Jie įvaldo ugnį, įvaldo rūbų siuvimą, o tai reiškia, kad gali apgyvendinti šiaurinius regionus. Tai yra, turint ugnį ir iš odos siuvamus drabužius, jie gali atlaikyti minusinę temperatūrą. Ir tai reikėjo padaryti labai greitai, nes jau pačios šiaurinės rytis pradėjo migruoti žmogaus link, nes klimatas nuolat šaltėjo, artėjo ledynmetis. Tai reiškia, kad žmonės apskritai galėjo niekur nemigruoti, gyventi sėsliai, bet vis tiek kasdien atsidurdavo vis šaltesnėse vietose. Kažkur prieš 500 000 metų, tai yra kaip tik tada, kai buvo Heidelbergo žmogus, jie apgyvendino vidutinio klimato sritis, kuri nėra labai šalta, tai yra nemirtinai šalta, bet jau būna tikrai žema, su minusinė arba beveik nulinė temperatūra. Tai yra būtent tada, kada galima mirtinai sušalti. Jei kas nežino, tai jau esant +5 temperatūrai visai lengva mirtinai sušalti, jau nekalbant ten apie kokį nors -1, pavyzdžiui. Taigi, jie žino stacionarius būstus, ugnies išgavimą. Tarp kitko, kaip tik tada ugnis atsiranda praktiškai visur, nuo artimųjų rytų iki šiuolaikinės Prancūzijos. Iki to laikotarpio mes neradome jokių archeologinių sluoksnių su ugnies požymiais. Nuo po šio momento atsiranda pastoviai naudojama ugnis. Taip pat kažkur maždaug tuo pačiu metu atsiranda drabužiai. Kodėl? Todėl, kad tuo metu archeologiniuose radiniuose pasirodo adatos. Taigi mums aišku, kad jie mokėjo siūti. Drabužių, žinoma, neradome, nes jie visi supuvo. Bent jau kol kas neradome. Tačiau įrankių jiems gaminti rasta. Prie viso to žmonės įgauna, kaip čia pasakius, labiau šalčio atsparę kūno sandarą. Išvaizda. Lūpos labai susitraukia, nes žmogaus lūpos yra puikus radiatorius, kuris įskiria labai daug šilumos. Kam jums žiemą aušinimas? Štai kodėl žiemą nereikia tokių storų, putlių lūpų, kokias dažnai turi tamsiaodžiai žmonės. Nosis tampa mažesnės, nes kam jums reikalinga tokia didelė nosis, bet to dažniausiai dar ir į priekį nukreiptomis šnervėmis, tam, kad persekiojant grobį arba bėgant nuo plėšrūno jūs plūstų galinga oro srovė, kurie aprūpintų visą organizmą pakankamų kiekių deguonies. Na, o jei turite labai didelę nosį ir dar riestai viršų, tai pas jūs beveik nebus viršutinio nosies tiltelio. Taigi šaltas oras jums sukels slogą, peršalimą ir mirtį. Todėl išgyvena žmonės, kurių nosies tiltelis siauresnis, ilgesnis ir šnervės mažesnis. Tokiu būdu žmonės su mažomis šnervėmis, ilgomis nosimis ir siauromis lūpomis yra evoliucijos pasekmė tose aplinkos sąlygose, kur būna žiema ir galima mirtinai sušalti. Na ir ant galvos, žinoma, išnyksta natūrali tankių garbanotų plaukų kepurė. Nes Afrikoje evoliucionavę žmonės, savaime aišku, tuo metu dar nežinojo kepurių, bet jie turėjo apsisaugoti nuo labai ryškios, labai kaitrios ir agresyvios saulės. Štai kodėl žmonės tankiais juodais garbanotais plaukais, kurie veikia kaip natūrali kepurė, išgyveno ir susilaukė palikuonių. Na, o šaltyje tai visiškai nereikalinga. Štai kodėl mes, visi gyvenantys centrinėje ir šiaurinėje Europos dalyje, paprastai turime tiesius plaukus ir netokius tankius kaip Afrikos gyventojų. Štai mes ką tik kalbėjome apie žmogaus ergasterio, žmogaus darbščiojo,
Homo erectus žmogaus stačio kelionės. Bet tarp jų visų Homo sapiensai čempionai. Visi mūsų senovės protėviai kažkur keliavo. Keliavo visi. Kaip sakėme, Homo ergastriai keliavo, neandertaliečiai keliavo, bet jie galėjo kažkur tai keliauti kokią 500 metų, o paskui sustoti jiems patinka šioje vietoje ir ten gyventi 1000 metų. Kita vertus sapiensai buvo netokie. Mūsų tolimi protėviai kormonioniečiai pradėjo keliauti maždaug prieš 50, gal 55 tūkstančius metų. Tuo metu dar buvo galima kirsti, pakartokime tai dar kartą, pereiti Sueco sąsmauką. Tuo metu ten buvo gan drėgna. Ir štai Homo sapiensai artimuosiuose rytuose atsirado maždaug prieš 55 tūkstančius metų. Archeologai ten suranda sapienso kaukolę. O štai prieš 45 tūkstančius metų, tai yra iš viso tik po 10 tūkstančių metų, sapiensai pasirodo net Sibiro centre, ar net Amyro pusiasalyje. Pavyzdžiui, Ūstišime rastas žmogaus šlaunikaulys. Ir tas žmogus jau beveik šiuolaikinė žmonių rūšis. Ten randama darbo įrankių, sakytume labai pažangių, daug mamutų kaulų, kurie buvo nužudyti, supjaustyti ir suvalgyti. Sprendžiant iš įrankių kokybės, labiausiai tikėtina, kad ten buvo sapiensai. O jei kalbėtume apie Amyro pusiasalį, pasižiūrėkite žemėlapyje, kuris yra. Tai poliarinis ratas. Ten ne tik šalta, ten pusę metų būna poliarinės naktis. O tais laikais tai iš viso buvo ledynmetis. Todėl ten buvo nerealiai šalta ir labai nejauku. Daug nemaloniau nei dabar. Bet nepaisant to, sapiensai kažkaip ten gyveno. Kadangi Homo sapiensai akivaizdžiai buvo išvystę medžio drožybos įgūdžius, jie mokėjo pasigaminti valtis ir plaustus. Ir migruoja jie į Australiją. Tik pagalvokite, kur yra Australija. Ar įsivaizduojate, kaip toli reikia nuplaukti, kad pasiektumėte Australiją? Sapiensai Australijoje apsigyveno labai seniai. Anksčiau manėme, kad žmogus Australijoje apsigyveno maždaug prieš 40-50 tūkstančių metų. Tačiau pirmieji žmonės, dar ne sapiensai, ten apsigyveno maždaug prieš 70 tūkstančių metų. Vadinasi, vienareikšmiškai dabar mes kalbame apie tuometinių Australijos gyventojų pagausėjimą. Na, o jei pažvelgtume į didžiosios Eurazijos šiaurės rytus, ten dar nebuvo Beringo sąsiaurio, kuris skyrė Euraziją nuo Amerikos, ir buvo sausuma, sąlygiškai vadinama Beringija. Palei pakrantę tiesiai nuo Afrikos jie po truputį keliavo ir atkeliavo į Beringiją. Taip, ten buvo gana šalta, bet palei krantą jie perėjo į Šiaurės Ameriką. Tai įvyko maždaug prieš 18 tūkstančių metų. O prieš 14 tūkstančių metų, ar galite įsivaizduoti, vos per 4 tūkstančius metų, sapiensai įsisavina Pietų Ameriką ir Žemės planeta baigėsi. Apgyvendinta buvo absoliučiai viskas. Na, išskyrus keletą mažyčių atolų ramiajame vandenyne, į kuriuos ir dabar žmonės dar ne visur dasigavo. O taip tai mūsų protėviai įsisavino visą žemę ir atsidūrėme kartu, pavyzdžiui, su neandertaliečiais, su kuriais gyvename šalia jų apie 20 tūkstančių metų. Tai yra nuo 50 iki 30 tūkstančių metų atgal. Bet neandertaliečiai dėl kažkokių nežinomų priežasčių baigėsi. Paskutiniai dar buvo kažkur tai užsilikę Pirėnų kalnuose ir Kryme. Galbūt kažkur prieš 25-20 tūkstančių metų. Iš esmės, Europa nuo neandertaliečių buvo išvalyta. Nereikia manyti, kad juos visus išžudė. Žinoma, ir išžudė. Bet svarbiausia priežastis buvo ta, kad jie neteko savo maisto šaltinių. Ir todėl labiausiai protingiausi ir gudriausi neandertaliečiai ėmė tuoktis ir su mūsų sumaniaisiais protingaisiais protėviais kromonioniečiais. Ir todėl dabar didžioji dalis pasaulio gyventojų vienaip ar kitaip nešiojosi iki 4 procentų neandertaliečių genų. Taigi jie taip pat iš dalies yra mūsų tolimi protėviai. Na ką, draugai, kadangi dabar suprantame, kaip žmonės apsigyveno visoje Žemės planetoje, kaip jie evoliucionavo, iš ko ir kodėl, kaip jie kovojo, medžiojo ir svarbiausia, kaip dirbo, iš šeimų ir gimininių bendruomenių virto tikrą visuomenę ir pagaliau mes iš viso sužinojome, kas tai yra žmogus. Šiandien baigėme 12 laidų kursą, skirtą priešistoriai ir bendrai senoviniam pasauliui. Bet tai dar nėra senovės istorijos pabaiga. Toliau jau perėsime prie konkrečių civilizacijų istorijos, kas bus tikrai nemažiau įdomu nei priešistorija. Kaip visada priminsiu, kad jei patiko ši laida, tai drąsiai spauskite nykštį viršų ir parašykite komentarą. Būtinai prenumeruokite mano kanalą, nes man tai labai svarbu. Na, o jei norite ir galite, tai kviečiu tapti mano kanalo rėmėjų ir prisidėti prie kanalo išlaikymo. Nuorodą į paramos platformą surasite aprašyme apačioje. Ačiū, kad ėmėte, iki pasimatymo jų senovės civilizacijų epochoje.